Praeitam vlogę matėte. Man pradeda veltis toks vaibas, kad to ištrauks man ragelį kažkas iš kišenės. Taigi, labas rytas, vakar padaryta tramštukų žingsnių, šiandieną mes keliaujam į Louis Vuittoną pasidaryti štampą. Čia matote Dubajaus štampą, tai čia kažkur bus nežinau koks New Yorko. Ir jo, jeigu turi Louis Vuitton passport holderį, gali kiekvienam Louis Vuitton parduotuviai nueiti ir pasidaryti štampą. Važiuosim, keliausim, žiūrėsim kaip čia gausis. Ganėtinai šalta, nežinau iš tikrųjų ar šalta, bet apsirengęs taip tik vakar. Kaip sakoma, kaip pas močiutę, taip. Susikyšęs viską, nes tikrai belė kaip šalta laukia, tipo, aš nežinau, ką čia per egzaminą. Belė kaip šalta, aš uždėjęs maikę, šitą megztinį, tada užsimetu dar va tokį džemperiuką užsimetu, irgi belė kaip storą, deduosi, tokią striukę dar ir vis tiek man šalta. Bet gerai, dabar keliaujam, nešam pasportus ir žiūrėsim, kas vyksta toliau šiandieną. Prieš Louis parduotuvę užvarėm į centrinę stotį čia kažkokią. Reikia aplankyti, pažiūrėsim, kas čia yra pakeliui tipo. Jeigu jums atrodo, kad mes buvome čia viduje kokias 20-30 sekundžių, tai žinokit, taip ir buvo realiai. Dabar keliaujam toliau į misiją. Va čia buvo tavo stotis. O čia kažkokia aikštelė, apžvalgos radas ant viršaus. Einam dar čia pasižiūrėsim, kas gero, nes čia taip literaliai vienas šalia kito. Taigi, tiketai čia, vienas tiketas $5. Bring it in. This was a building built by New Yorkers for New Yorkers. There was nothing that was going to stop us. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. Trumpametražį multiką čia paleidžia prieš įeinant. Let's go. Pizdas to kapišono aš negaliu visą šukuosi. Bet baisiai šalta, jau geriau kai lokneliui, negu be ausų vaikščioti. Čia reikia šitus užsidėti ant batų. Okay, that's like loudest thing. Thank you. Tokius reikia užsidėti, užsidėjau gandonus ant batų, viršilą ant batų užsidėjau, dabar keliaujam į viršų. Kiek suprantu, tai čia daugiau negu apžvalgos aikštelė, čia 91 aukšte kažkas, 92 aukšte kažkas ir 93. Čia va taip žmonės turi nusiskenuoti save, nežinau kas turi, tada eina pro tas duris, nežinau kodėl čia veidą reikia skenuoti. Tada čia pateikėjai kažkokį kambariuką, čia kažkas vyksta, nu. Modeliukai ant žemės. Aš suprantu, kodėl čia akinių reikėjo. Čia siūlė nuo saulės akinius, bet neėmiau, galvojau, tikrai nebūt, bet neįmanoma žiūrėti niekur, tipo reikia grinai prisidengu žiūrėti, bet esmė, kad čia viskas taip pamatos. Visas New Yorkas. Oh my fucking god. Čia jaučiu Empire State Buildingas. Literaliai neįmanoma, jeigu čia varysit, pasimkit nuo saulės. Yes, it is that possible. O duos akinius, pizda neįmanoma, karočią. Galiu su akiniais dar, bet belė kaip ašuroja akinius, žiūrėk. Matosi, jeigu čia matosi, belė kaip ašuroja akinius. Neįmanoma, bet truputį jau geriau. Gal priprasto akinius. Oh my god. Ir čia visur stiklas, visur viskas. Matosi, atsispindi. Eina savo. Čia truputėlį geriau, nes saulės nėra. Galiu ir be akinių pizdėlim, galiu ir tai va pizdėlim. Čia kažkokie va. Vafliokai. Čia kažką stato labai jau tokį monstrą. O ledo arena. Jeigu matosi jums tenai. Ten kažkur va. Čia kažkoks burbulų rumsas. Visi burbulų daug. Čia reikia praeiti iki lifto, belekas darosi neįmanoma, kuo toliau eini, labiau neįmanoma. Rogo net balionas vienas kartą kažkas užlipo. Tenai, vat,
Matosi, kur vakar vaikščiom, Centrinės parkas tokio dydžio jisai. Aš nežinau, kaip jau matosi, bet nežinau. Pasirodo, 3 aukštas, tai čia yra kokteiliukai, gėrimai, valgiai, viskas. Galima po visko pačilinti. Matau, ten mojetą pardavinėjo viską. Mes kai buvom Paryžiuje, Eifelio tavorį užkylį, patį viršų užkylį ir ten pačiam viršų irgi. Stiklinę mojeto pardavinėjo. Nu, tai važinai tas vaidelis, kad nutraukite pasižiūrėti. Da Paris. O kad išeitum, tai va tokią eilę reikia prasieiti, kad išeitum. Nei daug, nei mažai, kas skaitosi. Jau galvoju, eilės galas, bet dar ne, dar eina. Jau čia kaip minimum kokią valandą aš striksiu. Dabar jau keliaujame į pradinį tikslą, iki Louis, čia yra netoli, pažiūrėsim kokią situaciją ir įmanoma tenai kažkaip greit viską pasidaryti, jeigu sakys, kad ilgai laukti ar kažką. Tai kažkaip tarsimės, kad rytoj iš ryto tik atsidarius šopui ateiti, paduoti, pasiimti ir išeiti. Ir po to eisime dar vieną nuostabų muziejų. Kaip matote, pasiekėm lokaciją, sukasi čia visi lujokai, vjokai. Klausimas, ar čia bus štampas, bet einam pažiūrėti, nes čia ne tas, kur lagaminas, čia prie lagamino dar kitam. Einam užmėsim akį paklausti. Situacija yra gera. Kodėl gera? Nes už 2 valandų bus padarytas štampas ir bus galima atsiimti, bet per tą laiką keliavom iki muziejaus. Gal koks keistas ir įdomus dalykas, kad kiekviena, atrodo, nu Louis Vuitton parduotuvė skirtingos lokacijos, bet taisyklės turėtų būti vienodos. Bet dėja ne, tarkim, čia galima palikti pasus Dubajui, neleidžia palikti pasų, nu toks labai įdomus visas dalykėlis. Bet jo, keliaujam. Kas juokingiausia, kad jie belia kaip išpampi ir žiūrėkit, jiem vapšė pochu, žiūrėkit, va, aš einu, niekas neskrenda, va, žiūrėkit, aš einu, kur praeinu. Komanda, follow me. Praskinė kelią, žinai, iš kokio 101 nuskrido, 2. Prilėkia čia tie litovstai paukščiai žiemoti, vapšio, hujėlinė. Nieko nahui nebijo, paimkit pareigūnė jį. Paims tave blogas paukštį, paims tave. Bet jeigu apšyktų, tai baisiai lengva į maišą pagauti, būtų tą gaidosą jam atkiršti, iškepti nahui iščiuką. Tiksliai, jeigu čia benamis esi baisiai nori mesytės, tai kai žuvėkas su pagaliu, jis apšė nebijo nieko. Bet esmė, kad atėjom į Central Parką ir keliaujam toliau link muziejaus, nes vėšk saulė. Ir čia va dviratukas, o čia žiūrėk jau $3 per minutę. Ir čia dar yra su arkliukais irgi yra. Bet žiūrėk, čia reikia, jeigu čia būsit, gaudykit kainas. Nes vakar mes ėjom, aš mačiau, kad už minutę $5. Čia pas Bahuriuką jau už minutę $3. Labas. Tai jaučiu jos taip ir gyvena, jis tiesiog iš kontiko valgo. Šiani, daug pitaka. Įkandį pirštą įmetu į šiukšlių dėžę ir uždarau. Esmė tojo, kad mes diskutavom šiandieną, galvom nupirkti riešutukų, bet nusprendėm, kad gal nereikėtų, nes vis tiek čia laukinė gamta ir prašyta, kad negalima šerti ir realiai pagalvoji, tu šeri, jie pripranta, praranda tos įgūdžius ir po to ant kitos žiemos jau aukštyn kojom guli to šiukšlių dėžėj. Tai kaip ir atrodo fainai, padedi, bet kaip ir kinki. Laukinis safaris. Man tai atrodo, kad jisai užsimuš. Seniai nemir, nesidėsiu į YouTube ir po to būsiu, kai Logan Paulas. Vaverytė, gana aukščiau vaverytė, žiūrį į galvą, seniai mirsiu. Ne, jis tiesiog eisi kitur. Jie gali ligų turėti visokių bacilų, dar pasiūtlygą kokią serį. Aš jums nepasakiau vieno dalyko, kad čia muziejus yra iš Naktys muziejuje. O, aš neturiu vandens, aš turiu fantas. Nusiėmiau striukę, ką tik čia pizda karštą, einam pažiūrėti, kažkai gero yra. Prasėjom, dabar keliavom į Louis Vuittoną, pasiėmam savo pasų holderius su štampais ir jau varysim iki chatos pailsėti, nevarysim dar biškį apsipirkti, kojų nejaučiu, jau 17 štukų žingsnių man pizdana. Jau man ir diskai, ir klubai, viskas atsisako, ir hello, ir bye bye. Turėjom eit atgal pėsčiom, sakau, stop. Labas rytas, labas vakaras, šiandien yra paskutinis vakaras New York'e. Mes keliaujame į spektaklį, ten visą šou karočią bus, ten tai muziklai, kur ten, nu žodžiu, ten Aladinas, ten su tokiais batais užrėstais bus kontento, keliaujame. O rytoj keliausime kur? Į Los Andželą. Ten bent šilta bus, nes dabar čia -5, nežinau, -10, -2. Street rap. Hey! Nobody talks to our pal like that unless they have a sword, in which case everything's cool.
sinister plan, oh depraved one. You wrote the book on evil. The book? Oh, yeah! Wish me luck! Žodžiu, viduj nebuvo galima filmuoti, bet aš vis tiek sugebėjau nufilmuoti 30 sekundžių, ten porą tokių klipelių. Jūs jau pamatėt, vis tiek, jūs ką matėte, tai buvo čia nelegaliai filmuota, buvo ateita man pasakyti, kad jeigu dar kartą paįstrauju telefoną, mane išveda ir nušauna. Tai čia buvo mūsų paskutinis užsiėmimas New York'e, išeinam vėl sninga, laukite 3 Amerikos dalies, nes joje matysite Los Andželą. Kitame vloge matysite. Esame Los Andžele. Iš karto jaučiasi vaibukas, ne? Kad Los Andžele esam taip pasikirtę.